Taigi šį kartą artėju prie Palatavio piliakalnio. Manoma, kad tai buvo Mindaugo karūnavimo vieta. Pasižiūrėsim, kaip atrodo. Piliakalnis atrastas 1997 metais pagal kraštotyrininko Raimundo Guobio surinktą informaciją. Archeologas Gintautas Zabiela tais pačiais metais žvalgydamas piliakalnį aikštelėje vietomis rado pilką kultūrinį sluoksnį su degintais akmenimis, o su metalo detektoriumi aptiko 3 metalinius dirbinius. Piliakalnis datuojamas 13 amžiumi. 1253-1260 datuojamuose Mindaugo laiškuose minimas jo, neperskaito kas, jo dvaro ar kažkas tokio, Latava, kuris matyti ir buvo šiame piliakalnyje. Istorikas Tomas Baranauskas mano, kad šiame piliakalnyje 1251 metais Mindaugas buvo apkrikštytas, o 1253 metais ir karūnuotas. Piliakalnio aikštelėje kasmet švenčiama Liepos 6 valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Štai mes esam čia, Palatavio piliakalnis, visai netoli Anykščių. Štai ir piliakalnio viršus. O ten dar aukščiau truputėlį. Bet šiaip labai gražiame pušyne. Laužavietė. Kadangi šiaip fantastiškai graži diena, tai žmonių aplinkui nemažai, su dviračiais važinėja, kas vaikšto su šunimis. O čia yra vieta, kur manoma, jog buvo karūnuotas Mindaugas ir apkrikštytas. Čia tikriausiai buvo medinė pilis, aš kaip spėju. Čia yra žemyn, vat. Ten, kur aš iš ten atėjau ir ten lipsiu dabar, va šitais laipteliais nulipimo. Šiaip labai jauki, maloni vieta ir dar tokiu fantastiniu oru. Tikrai rekomenduoju visiems užvažiuoti. Pabūt, va ten yra staliukas, suoliukai, atsisėsite, kavos išgersit su sumuštiniais ar tiesiog šiaip ramiai pabūsite paukščiukų čiulbesio fone. Tiesa, jeigu jau norint labai prie kažko prisikabint, tai va šitie laiptukai, kurie yra iš medinių lentų, jau kai kur patrešia tikrai nemažai. Ir būkite atsargus, jeigu čia lipsite, va štai. Va tokių yra vietų. O šiaip vieta tikrai labai graži ir jauki. Tai va toks trumpas sustojimas čia ir iki kitų kartų. Tiesa, atradau dar kaip turėjo atrodyti piliakalnio rekonstrukcijos pavyzdys.